Sveiki visi mano panteriukai, su jumis aš, jūsų mylimiausia Amelija ir šiandien yra mūsų ilgai lauktas vlogas. Tai aš jau nebekalbėsiu, o pradėsiu. Stop. Tu yra iki šiol manęs nepasubscribinai ir drįsti žiūrėti mano video. Tai dabar greitai užsileisk, kad rasi tokį mygtuką subscribe arba prenumeruoti, paspausk jį ir nepamiršk varpelį. Būčiau labai dėkinga. Ačiū. O dabar aš jau tikrai pradėsiu. Labas rytas, mano panteriukai. Ir vėl pirmadienis. Ir šiandieną man reikės eiti į darbą. Kaip aš pavyzdžiui savo dukrelį, jai atostogos. O man reikia eiti į darbą. Nušat pliusas yra geras oras. Šiandieną jūs praleisite visą dieną su manimi ir mano dukrelė. Tai nuo ryto iki vakaro. Tai bus rytas, diena ir vakaras. Tai va. Žodžiu. Nežinau, gal man dukrelė jau atsikėlus arba ne. Bet neįsivaizduojam. Tai taip, aš va jau nusiprausiu. Tai galima daryti mano rutiną. Taip, va, jau pasidariau savo makiažą ir pasidariau savo veido rutiną, nusiprausiau, tai dabar jau rengiamės į darbą, mūsų mylimiausią darbą. Taip, šiandieną yra gana šilta, tai neimsiu jokio megztinio, tai nes ir taip. Aš ir, sakykim, ale einu su megztiniu, tai va. Dabar pasiimsiu rankinuką ir einu apačion. Šiandieną mes nedarysim mano mankštelės, nes man šiandien reikia labai anksti į darbą. Ne labai anksti, o 9 ryte, nes dabar yra 8. Tai aš kol nuvažiuosiu. Labas rytas, tu jau atsikėlus? Labas rytas, mam. Jau atsikėlus, aš tau padariau kavos. Ačiū. Eik gerk, aš savo arbatą pasidariau. Ruošus. Ne, šiandien aš tiesiog norėjau taip apsirengti. Šiandien susitiksiu su tavo draugėm. O, gerai. Aš šansą pasisimsiu su savim. Nu gerai, tai Mycė. Taigi Mycė nemėgsta eiti lauk. Jo, nu gerai. Tai tu sutvarkyk puodukus, man jau reikia eiti. Gerai, sėkmės tau darbe. Ate. O, sveiki mano panteriukai. Tai kaip jūs matėte šiandieną, mano mama išeina į darbą. Tai pusę dienos būsit su manim. Nu ir mama parodys, ką jinai ten dirba. Jo. Aš neįsivaizduoju, iš kur aš paduką ištraukiau. Tai tiesiog buvo ant kriauklį. Nu čia pat.
mažutis mano aukselis. Ojata. Tai va, aš jau atvykau į darbą prieš 10 minučių, atsisėdau prie kompiuteriaus ir dabar aš dirbsiu. Po 2 valandų. Ačiū Dievui, pas mane jau pietų pertrauka, nes man jau atsibodo dirbti. Ateina pacientai, mane sunervina darbe, kad neateis ta pacientai, turiu priimti kažkokius kitus pacientus, kuriuos aš net nežinau. Daktarai jų irgi nepažįsta, tai žodžiu, dabar aš einu į pietus pagaliau. Taip, aš jau išėjau su Šansu, mes draugiams susitarėm susitikti 13 gyvūnų parke, nes mano viena draugė, jūs jas pažįstate, nes mano viena draugė pasiims savo katiną. Jos katinas kažkodėl mėgsta vaikščioti, mūsų Mycia ne. Nors ir Šansas mėgsta, Šansai neskubėk. Tai mes einam jau. Sveikas mergaitės, sveikos, kiek mes jūsų nematė. Aš pavyzdžiui, jūsų nemačiau nuo gegužės, nes aš išvažiavau. O aš jų nemačiau nuo birželio, tu daug praleidai. Tai gerai, einam jau. Einam. Aš nesuprantu, kodėl tavo katė mėgsta vaikščioti. Mano katė pati nemėgsta. Realiai miega dabar. Supranti, pas mane tokia veislė, kur jai labai patinka vaikščioti. Supratau. Tai gerai, va, jau pasivaikščiom, tai dabar einam kažkur kitur. Oi, aš taip ir galvoju, turiu kad lyst pradėti, nes taip aptemo. Kaip čia dabar, kaip mes namo nueisimės peršlips. Viskas gerai, bėgam. Šansai, vandens čia nekerk, visai. Tai mano, tik čia. Bėgam. Šansas manęs neklauso, jis eina į tą balą. Šansai. Mano batai tai net peršlampami. Gerai pašakinėti, gal nieko tokio, kad nematyti. Ten atsargiai, svarbiausia. O ne, kaip čia taip lietus. Vis tiek aš jau darbą baigiau, jau varysiu namo. Tiek tų valandų. Buvo 15 valandų, šiandien ilgokai dirbu. Tik kaip aš? O gerai, kad stogas yra. Gerai, tai taip lietus jau lietai, gal jau einame namo? Aš irgi taip galvoju. Tai gerai, tą mergaitę dar susitiksim. Ačiū. Suprantat, panteriukų nerodė, kad šiandien lysa, vat lyg pradėjo. Gerai, kad mes nebuvom netoli buvom. Šansas peršlapo, nieko. Mycia kaip miegoja, taip ir miega. Oi, kėliką įsijungsiu. Oras tai žiaurus iš vis. Dukrelė, aš namie.
Aš ką tik grįžau. Aš irgi, tu neperšlapai? Nu, neperšlapai. Gerai, tai tuo aš dabar jau persirengsiu. Tai taip, mes šiandien važiuosime vakarieniauti į restoraną. Tai va. Ir pagaliau aš savo darbo aprangą. Taip, batus persidedami kitus. Šiaip suliausiu savo šitais. Nu, bet nesvarbu. Kaip lyja lietus, tai aš užsidėsiu šitas atšalines ir šitos savo marškinėlius. Taip, nu va. Mes varysim į restoraną. Sofija. Ai, kam? Lietus miego norisi. Mes kad susitarėm, kad mes šiandien vakarinę atvažiuojame į restoraną. Ai, jo, tiksliai, aš net pamiršau. Tik nueik pasim kokį megztinį. Gerai. Sveiki. Sveiki. Taip, tai ko norite? Tai gal mum rinkinuką pizzą su kumpiu virtu, vištos sparnelį ir kažkokį gėrimą, o tu dukrelė. Man galima salotų dar? Jo, gerai. Daugiau nieko nenorit? Jūs turi kokį desertą? Jo, mes jau atnešim, gerai. Galit pasirinkti. Gerai, ačiū. Prašom. Va, jūsų maistas. Ačiū labai. Prašom, skanaus. Tai mano užsakymas, kur bus, Jūsų dar Čia valandas. Palaukit jūsų tą užsakymą. Žinai, kiek šitų klientų dar šimtą. Jūs užmokate susakyti anksčiau, bet tai pavyko, nu? Skaičiu pagaminam, tuo jūsų buvo 15 minučių. Kokį dar 15 minučių? Alio, žmogal, tu atsimus? Man dar, reikia, aš užsisakiau vištytę jau, kur turėjo būti ką tik jau iškepta. Nu čia ne ašgi gaminu. Avilėja, negi aš. Nu, taigi tu ir turi žinot, kas kur, kada pagamina, nu, tu neši maistą. Žodžiu, moteris, atsiprašau, tu atsisėskit savo tą vietą ir laukit. Švies išpatėję žmonės. Kas čia per dramą, ką tik įvyko? Nežinau, dukrelė, žinai, dažnai būna čia. Melodrama. Aha. Va, jūsų desertai, čia yra ledai, labai skanus. Ačiū labai. Nu taip, kada jau bus maistas įsipraėjo, galim sakyti, kad tie 20 minučių. Žodžiu, matierka, nežinau. Žinot, kur yra durys? Ten. Tai jūs eikit ten ir išilkit jau. Kaip tu turėsi taip sakyti? Tu pasakyk kaip. Aš tiesiog mėgstu klausau, kad maistas tas, tu bidžiatis kokį. Oi, dėl to maisto šokit nenumirsi, tu atnešim tą maistą. Išvis. Nu va, imkit jūsų maistas po 100 metų. Žinokit, jau nebereikia man ačiū, nu bet aš pavalgysiu gerai. Du visai jau begėdžiai, du maistą gadinat. Kaip tu supras nevalgysi, tu ką maistą išmesi ir ką tu darysi? Dabar aš valgysiu, ką man jau daryti. Tai tu ką išmes maistą, tu ką negalime visai jau. Maistą negalima išmesti. Dabar aš valgysiu dabar. O jau kaip geriau pagaliau, ačiū Dievui. Įdomi čia drama buvo. Tai gerai, ačiū, kad žiūrėjote mano šitą vlogą. Iki kitų kartų, o dabar iki.